Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, papasakosiu apie įvairius renginius bei supažindinsiu su įdomiais žmonėmis. Na, o šiandienos pagrindinis svečias yra gamintojas, kuris laidoje pirmą kartą. Ir tai yra Moto Morini su motociklu X-Cape 700. Jeigu gamintojas ištikimiems laidos žiūrovam yra visiškai naujas ir negirdėtas, tai šio motociklo širdis bus pažįstama. Mat, tai yra CF Moto variklis, kuris buvo montuojamas jų CLX modeliuose. Kitas dalykas, žinoma, yra motociklo išvaizda. Skonėje draugų nėra, kaip sakoma, bet mano manimu motociklas visai išvaizdus, o be to raudonas. Visą kitą mes išsiaiškinsime važiuodami, bet prieš tai paklausykime, kaip šis motociklas skamba. Neblogai. Taigi, kaip visada, apžvalgą pradėkime nuo variklio ir, kaip jau minėjau, šis variklis yra kilęs iš CF Moto. Išvysto jisai 71 arklio galią ir jeigu CLX motocikle, kurį mes kažkada bandėme ir kuris svėrė 196 kg, šis variklis jautėsi tikrai pakankamai dinamiškas ir smagus. Tai čia, kai motociklas sveria 234 kg, jam šiek tiek tos galios trūksta. Aišku, vis dar tikrai smagu važiuoti, tik tai tam, kad jau pajausti tą smagumą, jūs tikrai turėsite variklį sukti iki pat jo ribotuvo. Kitas dalykas, variklis šiek tiek turi vibracijų. Ir jeigu didžiojoje dalyje apsukų diapazono tų vibracijų nesijaučia praktiškai, yra viena vieta ties 5000, kur variklis, tikrai stipriai vibruoja. Gerai tik tai, kad iš tikrųjų ta 5000 riba nėra naudojama nei vienam, bent jau Lietuvoje, leistinam greityje. Tai reiškia, visur jūs arba važiuosite žemiau negu tos apsukos, arba aukščiau. Prie variklio dar galima pakalbėti ir apie greičių dėžę. Ir jinai yra visai nebloga. Bėgiai mėtosi tiksliai, laisvą bėgį yra pakankamai lengva surasti, nėra pati geriausia dėžė, bet toli gražu ir neblogiausia. Beje, kalbant apie laisvą bėgio suradimą, tai padaryti visada yra lengviau iš pirmo į laisvą, negu iš antro į laisvą. Sankaba čia man irgi patinka, sukibimo zona yra ganėtinai didelė ir sankabą lengva moduliuoti, tai čia priekaištų tikrai neturiu. Kur priekaištą turiu, tai dėja, kaip visada, su akceleratorium. Ir net jeigu čia akceleratorius nėra elektrinis, jo elgesys nuo visiškai uždarytos iki truputį atidarytos pozicijos yra nelabai smagus. Tiesiog motociklas turi tendenciją šoktelti, jeigu jūs štai riedate, uždarę akceleratorių ir truputį atidarote. Tas toks truktelėjimas nėra labai sklandus. Variklio garsas irgi yra ganėtinai svarbus elementas motocikle ir čia turiu pasakyti, jisai tikrai skamba visai neblogai. Ypač smagiai jaučiasi, kai atleidė akceleratorių ir jisai pradeda sproginėti šiek tiek, arba tas vadinamas popkornų garsas prie žemesnių sūkių. Nežinau, ar girdėsis, nes motociklas bendrai paėmus nėra garsus, bet garsas yra malonus. Dar vienas dalykas apie variklio charakteristikas, jisai prie žemų sūkių turi kažkokią tai lyg duobę. Štai tarkim dabar duodu akceleratorių, pridusta ir tik tada pradeda traukti. Tai kažkas yra ne iki galo atidirbta su kuro mišinio padavimu. Kągi, įsukame į mūsų posūkių kelią ir štai čia motociklas jau mane pradeda džiuginti. Posūkiuose motociklas tikrai jaučiasi smagiai. Ir jeigu tokiem labai lygiam asfalte norėtųsi šiek tiek kietesnės važiuoklės, kad
geriau jaustum priekinės padangos sukibimą, ši važiuoklė atgyja, jeigu kelias yra ne visiškai lygus. Motociklas yra išties labai minkštas ir dažnu atveju, kai būna minkštas motociklas, jisai jaučiasi šiek tiek palaidas ir nelabai gerai valdosi, kai kelias būna nelygus, bet apie šitą motociklą tai pasakyti negaliu. Priekyje čia yra sumontuotos Merzoči šakės ir tai yra ganėtinai garsus italų pakabos gamintas ir jos tikrai veikia gerai. Motociklas suteikia labai daug pasitikėjimo, kai kelias yra šiek tiek nelygus ir išlaiko labai gerą sukibimą bei gerą jausmą. Tai šitas man tikrai motocikle patinka. Aišku, tokia labai minkšta važiuoklė turi šiokių tokių trūkumų ir prie jų mes grįšim tada, kai važiuosime žvyrkeliu. Kai kalbame apie motociklo valdymą, taip pat šnekame ir apie motociklo stabdžius. Ir čia dar vienas dalykas, kuris šiame motocikle maloniai stebina. Matot, čia yra sumontuota Brembo stabdžių sistema ir kaip galima tikėtis iš Brembo, jinai veikia labai efektyviai. Na dabar metas pašnekėti apie vairuotojo patogumus. Ir čia dėja šiam motociklui turiu šiek tiek priekaištų. Pirmas dalykas tai sėdėsena. Ji yra įdomi tom, kad viršutinė kūno dalis mano yra ganėtinai neutrali, atsipalaidavus, sėdžiu statmenas, rankos lengvai sulenktos. Žodžiu, šitoj vietoj priekaištų neturiu. Tačiau, kas liečia apatinę kūno dalį, mano kojos yra ganėtinai stipriai sulenktos per klubą, taip pat ganėtinai stipriai sulenktos per kelius. Atrodo, kad pakojai yra šiek tiek labiau atgal negu norėtųsi ir jeigu jie būtų šiek tiek labiau priekyje, būtų patogiau. Taip pat įdomus dalykas yra tas, kad jeigu aš noriu nuleisti kulnus, man maišo keleivio pakojų rėmas. Gerai yra tik tai, kad šis rėmas turi tokią per vidurį kaip, nežinau, įpjovą, į kurią tie kulnai visai patogiai atsisėda. Bet jeigu sėdint kulnam ta pozicija patogi, tai štai atsistojus tas keleivio pakojų rėmas tikrai maišo patogiai kojų pozicijai ir neleidžia motociklo tvirtai suspausti kojomis, keliais. Apie vibracijas jau šnekėjau ir minėjau, kad jos nevargina, tačiau į veidrodėlius virš 4000 apsukų jau pradeda persiduoti. Tad veidrodėlėje matysite ganėtinai tokį neryškų vaizdą, nors pati veidrodėlių forma visai nebloga. Kas liečia pačiam valdymo įrangą, jinai jaučiasi ganėtinai kokybiška. Man čia viskas visai patinka. Taip pat patinka šis ekranėlis. Dabar, kaip matote, jisai yra nustatytas juodos spalvos, ale naktinis režimas, bet turi ir baltą foną, dieninį režimą ir žinoma turi auto poziciją, kuri keičiasi pagal aplinkos apšvietimą. Bet man šis juodas fonas atrodo daug gražiau šiame integruotame dizaine. Beje, jeigu motociklą pakeisite į off-road režimą, pažiūrėkite, užsidega padanga. Tai atrodo visai gražiai, tačiau šiek tiek vėluoja pati animacija apsukų ir lyg tai su jomis nespėja, kai akceleruoja stipriai, pažiūrėkite. Matote, šiek tiek atsilieka. Prie off-road režimo mes dar grįšime, na o dabar, kadangi jau privažiuojame prie miesto ribos, galime pabandyti motociklo akceleraciją. Štai 22 km per valandą, gazas dugnas. Visai neblogai. Užtrunka, kol variklis išsisuka, tad jeigu norite daugiau galios, stenkitės jį laikyti aukštesniuose sūkiuose, bet visai smagu. Nu, kas liečia važiavimą prie didesnių greičių, tai tam tikrai padeda šis stikliukas. Visai neblogai nustumia oro srautą nuo mano kūno. Aišku, jisai nėra labai platus, todėl šiek tiek jaučiu to srauto ant pečių.
ir nepakankamai aukštas, kad visai nuvestų srautą virš mano galvos, tačiau stipresnis srautas ateina man kažkur ties kakta. Kaip matote, važiuojam dabar 92 km/h ir turim lygiai 4000 apsukų. Šitoj pozicijai variklis jaučiasi labai komfortiškai, vibracijų per daug didelių nejaučiu, nors jau veidrodėliai darosi neryškus. Kadangi motociklas yra ne su elektra valdomu akceleratorium, tai žinoma, čia nėra greičio palaikymo sistemos. Kalbėdamas apie vairuotojo patogumus, pamiršau paminėti sėdynę. Ji čia yra tikrai nebloga, ganėtinai minkšta, nevargina ilgiau sėdint. Vienintelis trūkumas, kad pati vairuotojo pozicija yra tokioje lyg šiek tiek duobelėje ir nelabai gaunasi pasislinkti atgal. Realiai yra vienintelė pozicija, kurioje jums bus patogu sėdėti ir jos pakeisti nelabai gausis. Kągi, pasiekėme žvyrkelio atkarpą ir čia motociklas jaučiasi tikrai neblogai dėl savo minkštos pakabos. Važiuojant žvyrkeliais minkšta pakaba tikrai leidžia gerai motociklą valdyti, sugeria nedidelius nelygumus. Žodžiu, iš tikrųjų, jei priekaištų neturiu, kol mes važiuojame normaliais keliais ir nepabandome lysti į kažkokią rimtą bekelę, kur susidurtumėm su tikrai dideliais nelygumais. Važiuojant greitai, mes susidurėm su problema, kad tiesiog pakaba yra per minkšta ir jinai labai greitai pasiekia eigos dugną. Tai, žodžiu, didesniais greičiais su šiuo motociklu kažkokioje rimtesnėje bekelėje jūs tikrai negalėsite važiuoti. Kitas dalykas yra off-road režimas. Aš jį visada bandydavau įjungti važiuodamas, tačiau man niekada neišsijungdavo ABS-as galiniam ratui. Ir dabar pabandžiau tą padaryti sustojęs, bet ABS-as vis dar veikia. Bent jau galiniam ratui, o priekiniam veikia ir priekiniam. Ir beje, veikia neblogai. Bet atvirai pasakius, tada aš nelabai suprantu, ką tas off-road režimas duoda. Gal šiame motocikle kažkas yra netvarkoje, nes manau, kad tikrai turėtų išjungti galinio rato ABS-ą, bet dėja neišjungia. Kągi, mano bandomasis važiavimas eina į pabaigą ir metas pašnekėti apie kuro sąnaudas. Su šiuo motociklu aš nusprendžiau šiek tiek pakeisti savo kuro skaičiavimo statistiką. Mat, bandomasis maršrutas yra trumpas ir tada labai svarbu tiksliai įpilti degalų, kad aiškiai matyti, kiek sunaudoji. Tad dabar aš tiesiog nuo pilno bako iki kito pripilimo važinėjau ir tą vidurkį jums pasakysiu. Taigi, nuvažiavau 245 km ir užpyliau 11,5 litro, kas mano degalų sąnaudas padarė lygias 4,7 litro 100 km. Tai, sakyčiau, yra labai geros sąnaudos tokio dydžio motociklui. Na, o dabar metas motociklo apžvalgą apibendrinti, bet prieš tai rubrika verta žinoti. Nors šiame motocikle radau nemažai trūkumų, jis vis tik tai turi kažką žavaus. Kažką tokio, kas važiavimą šio motociklu padaro smagiu potyriu. Mane turbūt labiausiai sužavėjo ši labai minkšta važiuoklė, kuri motociklui leidžiasi jaustis ir komfortiškam, bet tuo pačiu ir prognozuojamam. Jeigu jūs nesitikėsite iš jo per daug, manau, tai gali būti visai geras nuotykių partneris. Bet, kaip visada sakau, tai tik tai mano nuomonė. Visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šią savaitę tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, na, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki. Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Šubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.